Bondyje. Atvarėm į Porto Santo salą. Su šitu bandysim ją apvažinėti. Elektrinis, ekologiškas. Visas sulūžęs belė kaip. Turi maždaug kokias 6 valandas apžiūrėti visą salą. Tai realiai labai anksti šiandien kėlėmės, varėm su mašina, tai ją palikom Funchalo mieste, tada varėm su keltu. Persikėlėm su didžiuliu keltu, atvykome į salą, važiavom su busiku, tada pasiėmėm šitą ir bandom važiuoti. Labai vėjuota, tikiuosi nenukrisim. Pip padarė, reiškia, galima pasukti šitą, tada dry pasirinkė, nu ir biškį nusistatai paprastesnį maudą ir važiuojam. Ir į mašiną tiesiai. Blemba, aš visą laiką su mano transporto priemonę straglinu. Taip sudėtinga, bet paskui priprantu. Tai čia pirmą kartą su tokiu elektromobiliu varom ir jisai turi tokį dalyką. Ir kai paspaudi biškį gasiukus, pumt, nu tokį, žinai, duoda, kaip fuf. Tai dar reikia biškį prasti. Atvarėm į pirmą punktą Porto das Salemas. Tai jeigu apie kainas, ne, tai keltas žmogui kainavo apie 73 eurus. Tai sumoji gavosi 105 eurai, išsinuomoti skuterį kainavo 25 eurus, nes pats skuteris 20, dar šalmas 5 kainavo ekstra. O čia yra pas vietos, kur norim eiti. Bet neįsim, nes belekai vėjuota ir čia labai reikia eiti toli. Ir realiai čia nieko gero nepamatysi. Nu tai šutinu. Policija, foresta. Aha, policija. Čia policija veikia. Aha, policija. Blemba, visiškai kita sala. Kaip koks kraštovaizdis. Nieko žalia praktiškai nėra, atrodo, kad mėnulyje kokiam populius vaikšta. Bet čia tokie biški kaip baikeristai. Realiai važiuoji, šalta, vėjas pučia, išlipi, karšta. Eik, tu sakė, kiek daug vargo nusirenginėti viską reiktų, tai tiesiog šuntam. Čia toks haikutis biški kažkoks vyksta. Einam biški nelegaliai. Čia reikėjo nusipirkti turbūt bilietus, bet interneto nėra. Rangeriai išvažiavo, tai gal ir nieks nepagaus. Nu visiškai kitoks kraštovaizdis. Visiškai. Išdegė viskas. Šiaip šitam žygiui neturim daug laiko. Jisai sako apie 2 valandas, 3 valandas šį trunka, bet mes šiaip labai visai skubam. Tai tik biškį apsižiūrim, pusę valandėlės pavaikštam ir varysim toliau. Šiaip labai gražu. Jeigu reiktų priskirti prie haiku, kurio čia lygina Madeiroj, nu tai tikrai jisai čia būtų aukštai. Toks fainas, aišku, ir oras pasisekė. Nu, va tiek, paeisim ir užteks. Šiaip labai gražu. Faina, labai išdžiūvę, primena gal kokią Tenerifę. Šitas žygis skaitosi PR1 Porto Santa. Jis irgi būtų kainavęs mums 9 eurus, bet kažkaip parizikavom šį kartą, biškį, gal pavyko dar.
Neperšakęs dabės, nesakyk, o, bet... Bum, bum. Žiūrėk, jau nebeleidžia. Kundė. Pažiūrėk, baterija. Jau turi 80% baterijos, jau 20% išvarėm. Nu, smagiai šiaip veža, bet pažiūrėkit, koks jisai yra visas aplipintas, čia visas nubrozdintas, lempos jau čia visas su zolkėm apvarytas, realiai viskas zolkėtas, šitas dalykas neužsidaro. Va, turim realiai batierką ir ant elektros varom. Už gamtą! Atvarėm į kitą vietelę. Čia paplūdimėlis va toksai va. O mums reikia ten. Ką Papulis pasakys? Ar patinka sala kol kas? Graži tokia, nes oras geras. Tiksliai nežinom, kur einam, bet atrodo vietelė daug žadanti. Kraštovaizdis tai labai fainas. Manam biškį lipti. Ai. O, kelias. Išėjom į kelią, nes biškį pametėm tą kelią. Man tokie galėtų atsikabinti gabaliukai ir biškį per galvelę paukšt. O, čia ir pasimaudyt galima fainai. Toks atrodo Amerikos vaibas ar koks, nežinau, toks Grand Canyonas. Papulis šalmo nenusiema, kad būtų saugi. Nu, dar nedajėjom savo kelionės tikslo šito sustojimo. Bet čia kažkas bus. Laiptukai. Tarpeklis, kanjonas. Jau balia kaip karšta, visas išsirengiau. Susikišau šalmą į bagažniką savo. Pavėsis pagaliau. O, blema, gali atsigauti. Sveiki atvykę į Grand Canyoną. Opapa. Kiek čia yra išraižyta visko. Opa. Ką žinau, atrodo pabaiga. Tiek žinių. Realiai pabaiga. Nu, bet pavargom čia ateinant. Nu, unikali vieta, tikrai, tik labai trumputė. Čia realiai labai tvirtas smėlis, kaip skulptūros tos. Bet jau kiek visur išraižyta. Buvo ženklai, kad to nedaryti. Nu, va taip, atrodo šitas Porto Santo kanjonas, Grand Canyonas. Labai mini mani.
Tai ką, grįžtam į savo pleperziną, Ledara. į savo kledarinzą. Skuterio vardas bus Kledarinza. Realiai keičiam vardą, man atrodo, šito skuterikso į Zolkę, nes daug labiau atspindi jo stadiją. Sustojam padaryti pavalgymą labai gražiai vietoj. O taip, su tokiu kalnu. Mūsų šitas Zolka ten laukia. Į sveikatėlę. Bliam, pareina debesis. Kodėl? Ir čia taip gražu. Čia ne. Ir grinai link mūsų juda. Tiesiog matas kaip lyja. O. Oh, shit. Oh, shower. More than expected. Tiesiog pabėgo. Jau net indus nurinko, sako, eikit į vidų. Bet mes sakom, ne, čia toj praeis. Papulis pasiėmė kažką tradicinio. Šašlyką pasiėmė. Kabantį. Realiai pakabino mėsgalius. Pusę porcijos. O aš pasiėmiau tiesiog mėsą. Tiesiog mėsą. Ma, prieš akimirką realiai lyja. Papul. Mėsa tai čia buvo nuostabaus skonio. Minkštutė labai. Mano kainavo 16 eurų. Kiek to papulį kainavo? 16. Irgi 16. Kai už 4 gabaliukus. Ai, dar šitas. Pitaks. 3,5. Sumauna papulis. Gal kokia mėsa gera. Alleluja. Sultingas, neperkepęs. Blamba. Pats skaniausias šašlykas, kokias suvalgęs. Wow. Nu, atvarėm į labai gražų šitą Miradorą. Ai, panašu, pasakyti, kiek išleidom šitam pavalgymui. Tai 43 euriukai buvo. Čink. Aš realiai nelabai ten ką sakiau, bet aš realiai valgiau kiaulės riebalus. Realiai visus likučius nuo papulio nupjaustė ir man sudėjo. Nuo mano viso šašlykiuką man tik lyšina mėselį buvo, o visus tas lašinus nupjau, jam sukrovė ir sakė, Man sukrovė. čia yra slaptas jau vietinis patiekalas. Nu, liekanos. Bele kaip ėjuota. Tvariam į Porto Santo dykumas, bet biški žalia. Labai keistai atrodo. Ta žalia tokia labai keistų atspalvių. Šiaip nežinau, jeigu kas matėt Drakonų kovą, tai čia tokia Nameko planeta, ne? Man labai panašu į Nameko planetą. Daug žalios, tokios geltonas. What? Papulis kosmonautas užkariautojas planetų. Papulis su šalmu atrodo rimtai, kai keliauja tarp planetų. Ir žinot, kas faina šitoj Porto Santo? Praktiškai nėra turistų. Mes visur, kur varom, praktiškai vieni esam. Čia matom realiai filmą Dune, čia filmą Mad Max, čia filmą Marsietis, a čia filmą Svajūnas Maksvytis YouTube channel. Woo! Dune. Wow. Bandysim prisikviesti dykumų pabaisą. Ateina pabaisa.
dykumų pabaisa. Kokia nebaisi pabaisa. Oskaras tau. Bet tai man dabar reikia joti ant to kirmino. Papuolis. O taip čia kirminė. Taip čia. Nori tavim pajoti. Jam tikrai tas kirminas mūsų čia šokėjas neblogas. Jodinėtis nesileidžia. Bet vaizdelis, blema, tikrai kai kokiam kitoj planetai. Atvykome į kitą vietelę. Mūsų tas jau šitas Zolkė jau turi tik tais tram 5% energijos. Nežinau, ar datems visą kelionę. Gal paskui reikės dastumti iki punkto. Lipam į kalną, nes taupom bateriją Zolkės. Čia matas realiai visas Porto Santo. Tai realiai va šitos kolonos. Realiai labai primena Islandiją. Pico Ana Ferreira. O šitoj pusėje tokie išlinkiai vieną pusę. Čia taip biški, o čia taip stipriai. Čia šalimais yra dar viena vieta. Tokia visai faina. Pailsiau pensijoje, atsisėda pailsėt. Sako, eik vienas. Tai lipu čia. Spėju, kad ten reikia. Labai man patinka šita sala. Biškį nesuprantu, bet kelias baigėsi. Realiai einu va taip. Žiauriai statu. Oi. Nu tikiuosi bus verta čia kopti. Perbėlė kur. Ai. Lemba. Nu, kažkur čia užlipau. Porto Santo. Dar biškį palipkim. Matau, šokį urvą radau. Apa. Nežinau. Silpnokas. Čia toks vaizdelis. Ale urvė. Kad tokią nufilmuočiau. O turiu realiai. Prie pat prisispaust sienos. Oi. Jokinga. Alpinizmas prasidėjo. Hopa. Ai. Porto Santo. Sėdė papuolės vargšelis paliktas. Saugo mano šalmą. Šokom. Zolkė liko 23%. Ir nežinau, jau į pabaigą kelionę, nes daugiau Zolkė nebepatems, reikia gražinti. Realiai va ką tik tam buvau, atvarėm čia. Nu va, Miradoras. Ui! Ką mes sakome čia? Porto Riko. Santo.
Nu, atidėm savo skuteriksą. Liko 16% baterijos. Dar grįžom. Nu ir dabar mes pieškutę varom į savo keltą atgal. Va, mūsų Porto Santo linija. Spėjom atvaryti ir tiesiai į kino teatrą. Kas Vilnius dėdė turi savo krepšinį. Iš pomidoro jau nuplautų iš karto. Gazpačio. Guacamolės. Šaltą gerą koralą. Ir artilių medžiagą. 8 eurų čičinių. Išlipom iš savo keltą, einam dabar į mašiną ir pažaiskim žaidimą. Kiek kainuos parkingas už visą dieną mašinai? Lema, manau, kad 20 eurų. Populi, kiek tu manai? 25? Populis mano 25. Nu, pažiūrim. O, 16 tik. Tai va taip ir baigsime dienelę šiandien. Varom namo, esam žiauriai pavargę. Tai iki kitos serijos.